norėčiau pakviesti Sąjūdžio pirmeivį, Nacionalinio susivienijimo pirmininką, profesorių Vytautą Radžvilą. Aplodismentai. Visus sveikinu su Lietuvos valstybės gimimo diena. Valstybės, kaip ir žmonės, gimsta ateidamus į šį pasaulį ir jos miršta. Išeina iš to pasaulio. Bet yra tautos apdovanotos stebuklinga galia. Toji galia tai gebėjimas prikelti savo valstybę. Todėl yra valstybės, kurios žūsta, bet vėl atgimsta kaip Feniksas iš pelenų. Ši vasario 16 yra visiškai kitokia negu 1988 metų vasario 16. Ta diena po daugybės dešimtmečių mes ne tik viešai ir drąsiai kėlėme savo trispalvę, giedojame himną, bet ir visi jautėme, artėja kažkas labai gražaus, šviesaus ir gero Lietuvai. Šiandieninė vasario 16 yra džiaugsminga, šventiška, bet turbūt visi jaučiame. Ir tai beje atsispindi net viešose kalbose, kad virš mūsų valstybės tvenkiasi tamsus debesis. Spėčiau, kad ši vasario 16 turbūt yra šiek tiek panaši į 1940 metų vasario 16. Kai tarsi dar nebuvo tiesioginių grėsmės ženklų, bet kiekvienas mąstantis lietuvis jautė, kad nežinia, kiek dar ilgai galėsime laisvai švęsti savo valstybės gimimo dieną. Neapgaudinėkime savęs. Šiandien Lietuva iš tiesų yra tokia pat susipriešinusi, suskilusi, kai buvo tų lemtingų 1940 metų išvakarėse. Ir šitą šventę persmelkiantis jausmas, jis nėra atsiradęs iš niekur. Tokie jausmai visada atsiranda iš to, kad geopolitiniai žemės drebėjimai, jų virpesiai persiduoda tautoms, valstybėms, jų žmonėms ir visuomenėms. Tokie virpesiai yra ženklai, kad daug kas gali labai smarkiai ir galbūt tragiškai pasikeisti. Keistoka klausyti šiandien kalbas, kuriuose nuoširdžiai piktinasi, kodėl pasaulio galingieji negali susitarti. Be jokios abejonės, kiekvienas doras žmogus ir kiekviena tauta nori taikos. Bent jau padarioji jos dalis.
Bet pasaulis sutvarkytas yra taip, kad susitarti visada pavyksta tik po didžiulių geopolitinių audrų, žiaurių karų, kurie virsta tikromis katastrofomis. Susitarti galima ir tai tampa įmanoma tada, kai nusistovi daugiau ar mažiau stabili pasaulio tvarka. Šiandien šita tvarka griūna. Todėl be abejo mes galime apgailestauti, kad nėra taikos. Galime jos trokšti. Tačiau turime suprasti, neįmanoma pakeisti pasaulio istorijos eigos. Ir viską, ką mes galime padaryti kaip lietuviai, kaip tauta ir valstybė, tai pasiruošti artėjančiams išbandymams. Mūsų laukia, tai įvyks neišvengiamai, dar vienas sunkių kovų už teisę gyventi ir būti tarpsnis. Ir kuomet artėja mūšis, turime susitelkti. Kariai visada telkiasi apie vėliavą. Todėl labai keista, kad artėjant tam mūšiui, apie kurį kalba visi, mums neleidžiama iškelti tos vėliavos. Armija be abejo turi savo vėliavas. Bet tokio masto mūšiai, kurie dešimtmečiams ar nešimtmečiams lemia tautų likimą, laimėme tik tuo atveju, jeigu visi einantis į juos žino. Jie tęsia tai, ką darė jų seneliai ir protėviai. Todėl, kad kova už tautos laisvę ir teisę gyventi niekada neturės pabaigos. Ir štai šitą vėliavą, kurią turi matyti kuo daugiau lietuvių, privalo stovėti čia. Toji vėliava yra be abejo mūsų vytis. Taip, tas vytis, kuris čia stovės, nebus pagamintas iš audeklo. Jis bus šiek tiek kitoks. Bet toji pamatinė ir gelminė prasme, kad kovos už laisvę estafetė turi būti perduodama. Turi būti perduota kiekvienam mūsų tautos žmogui, artėjančių išbandymų išvakarėse. Mums trukdo iškelti savo vėliavą, bet mes privalome tai padaryti. Nes vytis yra būsimosios mūsų laisvės kovos vėliava. Išsikovokime šią teisę ir tai bus pirmoji būsimojo mūšio pergalė. Nes tik išeinantis į mūšį su vėliava, karys žino, dėl ko, už ką jis kovoja. Mes kovojame už Lietuvą. Pirmiausiai, išsikovokime Lietuvos laisvės simbolį ateičiai, būsimiesiems mūšiams. Ačiū uždėmesi.